Sveiki, sveikiname su Sigitu Povilaičiu, kuris yra Lietuvos Reiki asociacijos vienas iš įkūrėjų ir ekspertų grupės vadovas. Labadiena, sveiki visi. Šiandien aš Sigito paklausiu vėl daug visokių klausimų, kurie gali būti aktualūs kiekvienam Reiki praktikui. Ir mano pirmas klausimas yra toks. Kaip apibūdintumėte kiekvienos Reiki pakopos esmę? Ką kiekviena jų duoda praktikui, tiek viduje, tiek išorėje? Vidiniam gyvenimui ir išoriniam gyvenimui. Kalbant nuo pirmos pakopos, tai yra žinių pagrindas, bazinis žinių pagrindas, kurių mes išmokom ir mes išmokstam, ir būtent šitos bazinės žinios mus lydi per visas pakopas. Taigi pirma pakopa, jinai visų pirmiausia padeda mums suformuoti teisingus įpročius darbę su savim. Mes įprantam daryti pageidautiną kasdieninius Reiki seansus. Ir mūsų kūnas, sakykime, yra kaip dvigubi vartai, kurie, reiškia, sprendžiant problemas, mes galim veikti save per fizinį kūną į savo pasąmonę ir per pasąmonę į fizinį kūną. Taigi, pirma pakopa tai yra kontaktinis Reiki seansas ir tai galima įvardinti, kad mes sprendžiame savo problemas per kontaktą su savo fiziniu kūnu. Nors Reiki teka į visus mūsų lygmenis ir į pasąmonę taip pat, į, reiškia, dvasinius, energetinius, pasąmoninius lygmenis, bet mes tai darom per fizinį kūną, prisiliečiant rankomis. Ir kada mes darom Reiki seansą prisiliesdami, mes prisiliečiam prie visų savo organų, prie savo čakrų sistemos prisiliečiam. Ir aišku, savaime mes gilinamės į kiekvieno organo psichosomatiką. Kiekvienas organas turi savo emociją, turi savo tam tikrą paskirtį. Ir mes matom, kad per mūsų organų reakcijas mes arba turim pusiausvyrą, arba jos neturim. Taigi pirmos pakopos esmė yra, reiškia, suharmonizuoti save per savo fizinį kūną. Todėl tai yra kontaktiniai Reiki seansai pagrinde. Kas liečia antrą pakopą, tai jau yra žinių gilinimas. Tai yra prie tų bazinių žinių dasideda žinios apie simbolius ir plus dar papildomi įvairius seansai, sakykime, ar ne, darbas su simboliais, darbas su įvairiom situacijom, jau per distanciją. Per distanciją laike, erdvėje, per bet kokį atstumą, reiškia, atstumo kaip tokio antroji pakopa jau nebeegzistuoja. Jei pirmoji pakopa yra tik kontaktiniai seansai, tai antroji pakopoje apart kontaktinių seansų mes jau galime dirbti per atstumą, erdvėje ir laike. Erdvėje ir laike tai reiškia fizinio atstumo nebėra, laiko ir erdvės atstumo nebėra, nėra praeities, nėra ateities ir čia ir dabar mes galim padaryti daug įvairių dalykų darbę su savim ir pagalboje žmonėm. Plus antroji pakopoje eina meditacija su simboliais. Reiškia papildoma meditacija su simboliais, nes antra pakopa, jinai vadinasi Okuden, o tai reiškia, kad darbas su savo vidum, su savo pasąmonė, su savo širdim. Ir būtent per save, dėka Reiki simbolių, mes giliau pradedame pažinti, kas tai yra kūrėjas, kaip jis veikia ir kaip mes su juo susiję. Trečia pakopa, tai meistro pakopa. Ten taip pat yra papildomas praktikos darbas su savim, ten yra intensyvesnis darbas ir su kitais žmonėmis ir vedant meditacijas. Kadangi mes trečią pakopą truputėlį dalinam į 3A ir 3B, meistras gidovas ir meistras mokytojas, tai pirminiai pakopos daly, tai kaip ir sakiau, pagrindė yra darbas su savim ir darbas su žmonėm. Reiškia, bet jau trečios pakopos reikistas, meistras, reiškia, jisai praktiškai turi turėti visas tas bazinės žinias, sakykime, ar ne, apie kurias mes jau kalbėjom, ir plus, aišku, savo patirtį. Nes kiekvienas mes einam per savo patirtį ir ją dalinamės. Dalinamės, reiškia, ne tik Reiki seansų metu, bet ir kada bendraujam su žmonėm, bendraujam su mokiniais ir panašiai. Tai be abejo, tai yra didesnė atsakomybė. Atsakomybė visur yra, nes visų pirmiausia, tai mes atsakom patys už save, ar ne, prisimam atsakomybę už savo gyvenimą. Ir suprantam, kad Reiki iš vienos pusės yra kaip šaltinis, absoliutus šaltinis, iš kitos pusės kaip metodas, kaip įrankis, kuris padeda mums keistis. Kaip Reiki praktikas gali atpažinti, kad yra pasirengęs eiti į aukštesnę pakopą? Visų pirmiausia, tai jeigu čia jau kalbant apie pirmą pakopą, tai žmogus jisai jau pradeda gauti atitinkamą patirtį ir rezultatus darbę su savimi ir darbę su kitais. Ir kada
prasideda atitinkami rezultatai, o jie prasideda, jeigu mes dirbam, reiškia, praktiškai reikia darome kasdien, mes pradedame gauti rezultatus savo būsenai, savo sveikatoj, pagerėjimus, reiškia, įvairių, reiškia, problemų. Ir paprastai tai turėtų praeiti ne mažiau 2-3 mėnesių darbo su pirma pakopa. Natūraliai pradeda pasijausti tam tikras vidinis impulsas, kad nori eiti toliau. Pavyzdžiui, į antrą pakopą. Tai va, tai jeigu tas 2-3 mėnesiai praėjo ir tas impulsas pas jūs atsirado, pas kai kurios tas impulsas atsiranda po metų, po 10 metų, galbūt kažkam tai visam gyvenimui užtenka pirmos pakopos. Čia yra labai individualiai, tačiau jeigu žmogus pajunta, kad jis nori eiti toliau, jisai tiesiog susiekia su savo meistru ir sako, aš noriu eiti toliau. Tai tai pirmos ir antros pakopos praktiškai tokių kažkokių tai ribojimų nėra. Tarp antros ir trečios jau vis tiek turėtų praeiti kur kas daugiau laiko, ten jau bent metai pusantrų, darbo su savim, darbo su kitais, sakykime, ar ne, atitinkami rezultatai, atitinkamos realizacijos turi būti. Ir jau tada vyksta plus dar individualus pokalbis su savo meistru, pas kurį jisai nori inicijuotis į meistrus. Ir tada, meistras jau tada pasilieka savo atsakomybę nuspręsti, ar jau laikas, ar dar ne. Kas nutinka, jeigu praktikas skuba ir per greitai eina į aukštesnės pakopas? Kaip suprasti, kad dar nesi pasirengęs? Kad čia dar tik tai pradinis entuziazmas ir dar tau nelaikas eiti toliau? Na, čia visgi, sakykime, tas entuziazmas jisai irgi veikia, žinoma, ir kaip ir sakiau, tarp pirmos ir antros pakopos, kaip ir nėra tokio ribojimo, kad tu negalėjai į antrą pakopą, kada praėjo, reiškia, tas minimumas laiko 2-3 mėnesiai, daleiskim, ar ne. Tai tie 2-3 mėnesiai visų pirmiausia reikalingi, kad žmogus išmoktų dirbti su pirma pakopa, ar ne, kad jisai jau galėtų sąmoningai išvystyti įprotį, daryti reikia arba bent jau dažnai, jeigu ne kiekvieną dieną, aišku, geriausia kiekvieną dieną. Tai to kriterijaus užtenka, kad žmogus pajustų norą eiti toliau. Ar ne, jisai pajuto norą, jisai dirba va šitaip, kaip minėjau, jokių problemų nėra, mes galim, reiškia, eiti mokintis į antrą pakopą. Bet nepatartina daryti taip, kad pavyzdžiui, sakykime, per keletą dienų, ar ten per vieną savaitgalį, ar per 2-3 dienas, duodamos, pavyzdžiui, visos pirma ir antra, arba visos netgi 3 pakopos. Tai čia dažniausiai tie mokiniai paskui pradeda, kaip mes juokaujam, buksuoti praktikoje. Jiem pradeda praktika nebeveikti kažkodėl, tai sakykime, ar ne, arba veikia ne taip, kaip buvo kalbama, sakykime, ar ne, ir tada jie pradeda savo dvasinio turisto kelią. Reiškia, tada pradeda bandyti įvairias kitas praktikas, nesakau, kad tai nereikia daryti, ar to nereikėtų. Kiekvienas žmogus nusprendžia, kaip jam eiti savo dvasiniu keliu pats, sakykime, ar ne. Bet tokiu būdu žmogus nebeina į praktiką gilin, jis tiesiog laksto po lauką su kastuvu ir kasioja duobutes. Ar ne, vietoj to, kad jisai paimtų kastuvą normalų ir iškastų gilią duobę, reiškia, tai yra gilintųsi praktikos esmę, sakykime, ir ją pažintų, bendraudamas su bendraminčiais ir su savo, reiškia, meistru. Tai va, šitas toks, reiškia, skubėjimas, kad kuo daugiau ir kuo greičiau viską, tai nėra gerai, tai yra iš principo tas pats persivalgymas su žiniom, sakykime, persisotinimas, sakykime, ar ne. Ir tada tiesiog žmogus, iš vienos, kitas žmogus jis gali net nebenorėti kažko tai daryti, nes jo jam visko per daug. Kitas žmogus, pavyzdžiui, pradeda skaityti, kad jis viską žino. Nes jis ten atsikando kasnelį, pareigavo ten, aš jau viską išbandžiau, viską žinau, niekas neveikia, nežinau, ką daryti. Arba viskas veikia ir apsikabinėja įrankiais, kaip mes kalbam, kibirais, grandinėlėm, rankenėlėm ir jaučiasi labai kieti, kadangi gali viską padaryti. Nors iš principo negali nieko padaryti, nes jie netlieka atitinkamos praktikos teisingai, bet iš savo suvokimo, savo supratimo ir savo matymo atlieka kažkokį tai pokytį ir automatiškai įsivelia tam tikrą karminį santykį, kuris keičia ir jo, ir kito žmogaus gyvenimą ir galbūt dažniausiai ne pagal kūrėjo planą. Tai va čia mes, reiškia, rizikuojam įsivelti į tokius visiškai nereikalingus dalykus, susikraudami kažkokias tai problemas ant savęs. Todėl ne vienoj dvasinėje praktikoje ne tik reikia skubėti yra nepatartina, pas kiekvieną tas vystymosi greitis yra savas, skirtingas, individualus ir mes skirtingai tobulėjame visi. Ką patartumėte tiem, kurie jaučiasi pasiklydę tarp pakopų, savo praktikoje,
tie, kurie nejaučia, kad auga, nesupranta, kas čia vyksta, gal atrodo, kad niekas gal nevyksta, gal čia nesąmonė kažkokia. Ką patartumėt? Na, visų pirmiausia, tai patarčiau tikrai sistemingai praktikuoti kasdienę praktiką. Kitas dalykas - kartojimas mokslų motina. Jeigu tas pasikildo praktikose ir jeigu man kažkas nebevyksta, nesvarbu, kokioje aš pakopoje esu, pirmoje, antroje ir trečioje, visada yra patartina grįžti į pirmą pakopą ir iš naujo, reiškia, prisiminti, iš naujo susipažinti su pagrindais ir tada šis atsistoja. Nes tada išsisprendžia paprastai visi klausimai ir mes tada išsiaiškinam, kodėl kabutėse reikia neveikia arba kodėl kabutėse neveikia ne taip, kaip aš noriu. Juo labiau, kad Lietuvos Reiki asociacija šiuo metu ir kaip čia, teikia šią paslaugą žmonėm, kurie nori pasitikrinti, ar jie teisingai supranta, kas tai yra pirma, antra, trečia ir visos kitos pakopos, įsivertinti savo kvalifikaciją. Ačiū, Sigitai, už pokalbį. Tikiuosi, tie, kas į mus žiūrėjo ir mūsų klausė, buvo naudinga. Jeigu išgirdote kažką naudingo arba galbūt kilo klausimas, į kurį mes neatsakėme, parašykite komentarą ir mes padarysime kitą video ir atsakysime jūsų klausimus. Dėkojame labai.